Esu slaugytoja Vilma. Jau 35 metus dirbu išties ypatingame naujagimių ligų skyriuje. Mūsų pacientai patys mažiausi ir pažeidžiamiausi. Nors pacientai maži, tačiau iššūkiai dideli, reikalaujantis ypatingai individualaus požiūrio į kiekvieną naujagimį. Taigi ir darbo diena priklauso nuo kiekvieno naujagimio poreikio tuo momentu. Ar tai būtų pagalba tik gimus, gimdykloje ar tai operacinėje, ištyrimas, gydymas, slaugymas, stebėjimas, intensyvaus segimo palatoje ar palatėlėje pas mamą. Slaugant neišnešiotą naujagimį, apart įprastinės slaugos, jiems reikalinga mūsų pagalba kvėpuojant, palaikant kūno temperatūrą, net mokantis čiulpti bei valgyti. Šalia kiekvieno naujagimio yra dar ir jų tėveliai, kuriuos mes taip pat mokome pažinti ir atliepti jų mažylio poreikius. Dirbu ypatingame skyriuje, su ypatingais pacientais dėl ypatingo tikslo, dėl naujos gyvybės atėjusios į šeimą. Tai labai jautru, trapu ir kartu atsakinga. Padėti naujam mažyliui jo gyvenimo kelionės pradžioje. Tame aš matau prasmę.